Tad susipažinkim, mano vardas Tomas. Prieš pradėdamas savo pranešimą norėčiau jūsų paklausti, gal galėtumėt pakelt rankas, kas yra susitūręs su žaidimų kūrimu? Oho. O ar yra žmonių, kurie norėtų tą dalyką daryti, prisidėti prie žaidimų? Ok, tikiuosi, kad po mano pranešimu atsiras daugiau. Taigi, Jelly Love, Bring a Little Bit Sweetness to Your Life. Tai yra mini casual žaidimukas, pagamintas Facebook ir iOS platformoms. Žaidimas buvo pradėtas daryti prieš porą metų. Šiuose slaiduose galėtumėt pasižiūrėti, kaip evoliucionavo žaidimo dizainai. Esu labai patenkintas, kaip visus mūsų dizainus įvykdė mūsų dizaineriai. Ačiū, Tatjana. Patį žaidimą kurdami mes stengiamės perteikti šiltą ir kažkokią tai jaukią atmosferą, sukūrėm įvairiausių personažų su savo išraiškom, su savo nuotaikom ir tokiu būdu stengiamės, kad žaidėjai, kurie žais mūsų žaidimą, iš tikrųjų prisirištų prie vieno bent jau iš šitų smagių želiukų ir liktų žaidime kuo ilgiau. Žaidimą mes integravom į Facebooką. Facebooką pasirinkom neatsitiktinai, mes daug metų dirbam su pačiu Facebooku ir bandėm išnaudoti visus social Facebooko dalykus, social virality elementus. Štai čia matote kelis slaidus, kaip mes bandėm vartotojų paprašyti prisijungti su Facebooku. Iš tikrųjų nebandėm per prievartą jų forsuoti, kad jie ten jungtųsi per prievartą ir negalėtų žaisti. Iš esmės žaidėjai turėjo pasirinkimą ir turi pasirinkimą, jie gali prisijungti ir gauti papildomų featuresų, jeigu nenori, gali prie jo nesijungti. Tai kaip mums pavyko, matosi šiame slaide, čia žiūrėjau prieš porą savaičių rezultatus, tai iš 28 000 žmonių prisijungė tik tai 7300 žmonių, iš tikrųjų tai yra apie 26% žmonių. Pamačius šituos skaičius, aš iš tikrųjų labai sunerimau ir pagalvojau, o kodėl, kodėl žmonės nesijungia. Pabandėm šiek tiek panalizuoti tuos duomenis ir pamatėm, kad iš tų 28 000 žmonių 15 000 yra kiniečių, kurie visiškai net nežino, kas yra Facebookas, o Facebookas yra užblokuotas pas juos. Ir štai čia matote iš tikrųjų, kaip statistiškai pasiskirstė pagal šalis tas būtent Facebooko vartotojų prisijungimas prie Facebooko. Matot, kad kiniečiai praktiškai tik tai 1% sudaro visų tų žmonių, kurie jungiasi. Tai labai maloniai nustebino Filipinai, matot, kad Amerika, Italija, Australija, visos šios šalis jungiasi daugiau nei 50-60%. Tai yra iš tikrųjų neblogi skaičiai lyginant su kitais projektais. Taip pat tam, kad iš tikrųjų sumažinti user acquisition costus, tai yra vartotojo pritraukimo kainą, mes integravom Facebooko viral elementus. Pagrinde, tai šiuo metu, ką mes ir ką jūs galėtumėt panaudoti, tai yra Open Graphas, Requestai, Invite Friends, Share on Wall. Jūs kiekvieną dieną, manau, susidurėt su šitais dalykais, matot, kaip žmonės postina kažkokius tai linkus, kažkokias tai nuotraukas ant jūsų Facebooko sienos, kviečia įvairiausius žaidimus ir panašiai. Tai dirbom ties šitais dalykais mes išties nemažai ir pabandysiu kažkiek tai apžvelgti kiekvieną iš jų. Kas yra, jeigu, sakykime, Share on Wall requestus jūs visi matėte, tai Open Grapho turbūt taip lengvai neatskirsit. Kaip tai atrodo? Tai atrodo taip. Iš esmės, žaidėjas prisijungia su Facebooku žaidime, bežaisdamas, atlieka tam tikrus veiksmus, o atlikus tam tikrus veiksmus mūsų programėlė išsiunčia į Facebooką atitinkamas žinutes ir štai kaip jos atrodo. Tai iš esmės yra automatinis postinimas, deja šitas žinutes mato ne visi, mato tik tai tie žmonės, kurie žaidžia žaidimus arba yra kažkokią interakciją padarę būtent su Jelly Love šiuo atveju. Jeigu pažiūrėtumėm statistiškai, tai pamatytumėm, kad Open Graphas iš tikrųjų sugeneruoja geriausius rezultatus iš visų šitų trijų elementų. Štai čia matom, kad maždaug apie 40 000 postų buvo padaryta ant žmonių sienų, iš kurių mes gavom apie 527 instaliacijas. Jeigu, sakykime, imtumėm
kad galvotumėm, kad viena instaliacija kainuoja apie 50, 60 ir daugiau dolerio centų, tai šitie 500 instaliacijų iš tikrųjų sudaro nemažą pinigų sumą. Štai čia galima pasižiūrėti, kaip iš tikrųjų Open Grapho žinutės atrodė skirtingose Facebooko sienose, Facebooko vietose. Ir matom, kad labiausiai žmonės spaudžia, matom, kur žmonės labiausiai spaudžia ir pagal šitos duomenis iš tikrųjų galima būtų bandyti optimizuoti jūsų žinutes ir bandyti jas kažkaip tai pagerinti, kad žmonės labiau jas spaustų, ateitų, instaliuotų jūsų aplikaciją ar programėlę. Nes dažniausiai tokios problemos susidaro, kad pavyzdžiui, jeigu jūsų sienoje yra papostintas kažkoks tai įrašas ir paveiksliukas, sakykime, yra neteisingai įdėtas, tai yra nukerpamas į viršus ir apačia jo. Tai praktiškai tada matosi kažkoks neaiškus vaizdas ir žmonės tiesiog gali tokius paveiksliukus ignoruoti. Kitose vietose matosi kažkoks tai tekstas. Jeigu tas tekstas, sakykime, yra kažkoksai tai nekeči, žmonės nelabai supranta jo arba jisai yra toks kažkoks nepatrauklus, tai yra tikėtina, kad žmonės ant tokių pamatė tokią žinutę, jie irgi ant jos nespaus. Integruoti patį Open Graphą iš tikrųjų nėra labai paprasta, iš tikrųjų tai užima nemažai laiko, mums tai užtruko kažkur tai apie 2-3 savaitės, nes iš tikrųjų reikia nemažai laiko skirti, kad įsiaiškinti, kaip jisai veikia, plus visi developeriai, kurie su tuo dirba, turi nusimatyti mažiausiai kokią savaitę, kol Facebookas peržiūrės jūsų tos Open Graph'us sukurtas jūsų žinutes ir gali būti, kad tam tikras žinutes jisai tiesiog, tam tikrų žinučių tiesiog nepatvirtins. Draugų pakvietimai. Turbūt kiekvienas iš čia esantis, kuris turi Facebooką, yra su to susidūręs ir yra matę, koks Candy Crush Saga arba dar kažkoksai žaidimukas siunčia jums pakvietimus, ateik į žaidimą, gausi tą ir aną. Mes šiuo atveju irgi integravom Invite Friends. Sugaišom iš tikrųjų labai daug laiko, nes kažkaip per visas platformas mums labai nesisekė būtent šitą dalyką integruoti. Sugaišom apie nuo 100 iki 200 valandų. Principas buvo toks, kad realiai žmonės siuntė giftus, siuntė dovanėlės ir už tai galėjo gauti širdelės iš savo draugų. Tai širdelės tai šiuo atveju mūsų žaidime buvo kaip gyvybės. Ir rezultatai yra neguodžiantis. Iš tikrųjų, jeigu 10 000 kažkur tai žinučių buvo išsiųsta, tai tik tai 4 instaliacijas iš viso šito srauto. Tai galite įsivaizduoti, kiek yra padaryta investicijų ir palyginti, ar apskritai verta iš tikrųjų tokį sprendimą integruoti į savo kažkokią tai žaidimą ar kažkokią kitokį produktą. Aš asmeniškai turbūt šiai dienai to dalyko nedaryčiau. Ir aišku, tai buvo ne visada, dar prieš kokius metus, pusantrų, procentaliai tai buvo, žmonės daug aktyviau spausdavo, tai būdavo apie 16, kažkur tai 20%. Šiai dienai tai yra net nesudaro 1%. Tai iš tikrųjų galima šitą situaciją bandyti taisyti, reikėtų bandyti pasižiūrėti, kokį tekstą jūs esate sugeneravę, kokį tekstą jūs siunčiat žmogui, nes pagal statistiką matosi, kad iš 9 000 pakvietimų 2000 žmonių paspaudė ir pamatė ir nesusidomėjo jūsų žinute, tai galima būtų daryti išvadą, kad iš tikrųjų pažaidus kažkiek tai su tais tekstais, tą procentuką galima būtų pagerinti. Share on your wall. Tai iš esmės žaidimas siūlo vartotojams, žaidėjams pašėrinti kažkokią tai žinutę ant savo sienos. Mes bandėm įvairiausiais būdais pagauti žmonės ant emocijos, bandyti kažkaip tai išprašyti iš tų žmonių, kad jie pasidalintų savo žinutę. Ir mes, kaip matote, sukūrėm krūvą įvairiausių, čia tik tai keli screenai yra, bet krūvą tokių personalizuotų žinučių, kurios bandė perteikti emociją ir žmonės tiesiog paprašyti, paspausti share on your wall. Žaidime, čia specialiai mes esame įdėję tą screeną, kad jeigu pažiūrėsite apačioje per vidurinį screeną yra checkboxas, kuris yra nepažymėtas. Pačioje pradžioje, kai pradėjom daryti šitą žaidimą, mes jį buvom pagal nutylėjimą pažymėję ir žmonės tiesiog spausdavo ir automatiškai pašėrindavo. Tai principė geriau galbūt to dalyko nedaryti, nes žmonės tiesiog nesitikė, kad bus kažkas papostinta ant jų sienos, pamatė, susinervuojas ir tiesiog už tai gali jums duoti
kažkokį neigiamą reviews ar neigiamą įvertinimą App Store. Štai čia šiek tiek yra statistikos, jinai, kaip matot, irgi nėra labai super gera, iš 75 žmonės, 75 kartus buvo papostinta ant sienos, 8 klikai. Tai iš esmės tas va čia boksas irgi įtakoja, tai kad tiek mažai žmonių papostina, bet žmonėms šioje vietoje mes duodam rinktis, ką jie norėtų daryti. Galbūt yra ir kitokių variantų, kaip galima būtų, sakykime, tai išspręsti ir bandyti prašyti žmonės tą dalyką padaryti. Tai yra papostinti ant sienos, bet mes kažkaip šiuo atveju nelabai norėjom pertraukinėti pačią žaidimo Facebooko langais ir nutraukinėti žmogaus vidury žaidimo. Tai va, tai patį žaidimą mes pradėjom daryti, kaip sakiau, prieš porą metų, turėjom susikūrę demo versiją, planavom, kad tą žaidimą paleisim per porą mėnesių, realybėje gavosi taip, kad paleidom po 2 metų. Tai iš tikrųjų, ta situacija labai tokia tragikomiška dėl to, kad iš esmės, kai tu kuri pirmą žaidimą, tu neįvertini labai daug niuansų, su kuriais susiduri. Ir norint padaryti gerą, išpolišintą, išlaižytą žaidimą, tai užtrunka. Tai va, tai mums po kokių 6 mėnesių mes pradėjom stikti finansų ir galvojom, kad prieš 2012 metais galvojom, kad gal pabandysime Kickstarterį. Čia buvo tokia bangelė nuėjusi, kad crowdfundingo, kuomet žmonės galėjo padoneitinti jūsų projektui. Padarėm gražų puslapiuką, pasidarėm video toksai buvo sausau, bet iš esmės pasidarėm gražų paveiksliuką ir pasistatėm tos kibiriukus ir jau laukiam, kol tos kibiriukus pradės byrėti pinigėlį. Deja, pastatėm tos kibiriukus ne į tą vietą. Kaip paskui parodė, pamatėm, kad iš esmės, kiek mes patys pakvietėm žmonių, draugų, parodėm apie šitą dalyką, kad mums reikia pinigų, tiek žmonių ir padoneitino šitam projektui. Tai iš esmės peršasi tokia išvada, kad šiaip, jeigu bandysit kažką daryti su Kickstarteriu, tai turėkit omeny, kad iš esmės be marketingo, be kažkokio tai palaikymo, iš esmės ten nelabai yra ką veikti. Ir iš esmės, taip rezimuojant, kiek pasižiūrėjus kitus projektus, kaip veikia, kaip žmonės doneitinam, ant tokia išvada peršasi, kad iš esmės ten kabutėse tuos pinigus sudoneitina žurnalistai. Tai reiškia, kad jeigu žurnalistas susikabino už jūsų idėjos, parašė kažkokiam labai žinomam žurnalė ar dar kažkur žmonės pamatė, tada atėję, yra tikimybė, kad jie iš esmės ir padoneitins. Tai va, tai Kickstarteris mums nepavyko. Tada pradėjom darytis kitų alternatyvių variantų. Publisheris ir investuotojas. Publisheris tai yra žaidimų leidėjas. Ar galėtumėt pakelti rankas, kas yra susidūręs su publisheriais? O su investicijom yra pritraukusių žmonių savo žaidimom investicijų? Ok, tai tada bus įdomu. Jo, tai kas yra geriau, publisheris ar investuotojas? Iš esmės nėra tokio vienareikšmiško atsakymo, todėl kad priklauso nuo to, ko jums reikia, nuo daugelio aspektų priklauso, ką jūs turėtumėt pasirinkti ar ką galėtumėt pasirinkti. Jeigu, sakykime, jums trūksta pinigų žaidimo pabaigimui, tai tada, sakykime, investuotojas šitoje vietoje būtų kaip ir geresnis variantas, todėl kad publisheriai iš esmės žaidimų finansavimu nelabai ir užsiminėja. Yra galbūt išskirtinių dalykų, bet kiek mes esam susidūrę, tai jie žaidimų nelabai yra linkę finansuoti. Tai vat, jeigu jums trūksta pinigų, investuotojai kaip ir būtų visai neblogas variantas. Aišku, čia irgi yra tokių slidžių dalykų, jeigu jums reikia labai daug pinigų, tai tikimybė, kad jūs juos gausit, yra labai maža. Yra daug paprasčiau turbūt pritraukti bendraminčius angel investuotojus, kurie galėtų šiek tiek mažesniam sumom jums padėti tą žaidimą pabaigti. Dabar, jeigu, sakykime, jums reikia, jeigu jūs norit, sakykime, jums reikia pinigėlių marketingų, nes be marketingo turbūt šiai dienai būtų naivu App Store konkuruoti su kitom programėlėm. Aišku, yra išskirtinių atvejų, bet labai mažai. Tai šituo klausimu turbūt gali padėti tiek investuotojai, tiek publisheriai. Tai kaip pasirinkti, irgi čia priklauso nuo jūsų, nuo to, ko jūs norite. Jeigu, sakykime, publisheriai prašo, sakykime, kaip vienas iš niuansų, publisheriai prašo apie nuo 30 iki 60% jūsų pajamų. Ar ne, sakykime, tai už tai, kad jie daro reklamą per savo kanalus, per savo tinklą.
Tai investuotojas, sakykime, už kokius 100-200 tūkstančių litų galėtų paprašyti apie 10-15, galbūt 20% jūsų akcijų. Tai jeigu jūs esate, sakykime, vieno projekto komanda arba įmonė, tai gal tada, sakykime, yra vienas variantas geresnis, jeigu kitu atveju galbūt kitas. Tai va tiek turbūt apie publisherius. Mes, kai pradėjome ieškoti publisherių, iš tikrųjų tai susidūrėm su didelė problema, nes jie paprastai labai vangiai atsakinėja į visas žinutes, kas yra susidūręs su tuo turbūt nepaneigs. Ir tai gali iš tikrųjų užtrukti nuo 2, 3, net iki 6, 7 mėnesių. Mums tai užtruko apie 6-7 mėnesius, kol mes suradom ir mes buvom pakankamai aktyvus, bandėm su visais pabendrauti, pašnekėti. Vieni publisheriai pasakė ne todėl, kad jie tiesiog nedaro casual žaidimukų, kaip kad mūsų atveju tai yra nepublishina casual žaidimukų, kažkaip tai bando orientuotis į kitus, tarkim, į hardcore žaidimus. Kitiem šiaip nepatiko, treti kažką panašaus jau yra darę arba daro ir panašiai ir taip toliau. Tai mūsų atveju mes po 6-7 mėnesių labai tokio aktyvaus darbo pasirašėm sutartį su Chillingo. Chillingo yra vienas didžiausių publisherių pasaulyje mobilioje rinkoje, jie turi didelį labai portfolio, ten apie porą šimtų žaidimų yra išleidę. Tai šiaip renkantis publisherį, mano toks patarimas būtų atkreipti dėmesį iš tikrųjų į kelis niuansus. Pirmas būtų, pavyzdžiui, pasižiūrėti, ar publisheris turi portfolio, tai yra ar turi išleistų žaidimų, sėkmingų žaidimų, nes jeigu jisai yra tik pradedantysis publisheris, tai jisai mažai kom skirsis savo know-how nuo jūsų. Aš taip manau ir todėl reikėtų, aišku, jie tokio tipo publisheriai, kurie tik pradeda, jie siūlo geresnės sąlygas, jūs galite susiderinti, kad jie, tarkim, ims nuo visų jūsų pajamų 30 arba 40%, kas yra mažiau negu ima didieji. Tada reikėtų turbūt atkreipti dėmesį iš tikrųjų į tokius dalykus, kaip čia galbūt jau prieš pasirašinėjant sutartis pasižiūrėti, ar kaip apskritai tie publisheriai leidžia tų žaidimus. Dažnai būna taip, kad jie leidžia vienu metu 3-4 žaidimus. Tai reiškia, kad visa tas koncentracijas išsiskirsto į 3-4 žaidimus, o ne į jūsų vieną. Tai pasirašinėjant galbūt sutartį galima būtų su jais tą dalyką apšnekėti, prasiderinti, kad visa koncentracija būtų į jūsų žaidimo, o ne į 3-4, nes jie paleidžia tokią krūvą žaidimėlių ir žiūri, kurie iš esmės žaidimai važiuoja, kurie nevažiuoja. Jeigu žaidimai, kurie nevažiuoja, tiesiog nieko daugiau labai ir nebedaro. Taip, tai mes pasirašę sutartį su Chillingo, iš tikrųjų, kaip jie dirba. Nežinau, čia turbūt, kaip mačiau, mažuma iš tikrųjų, mažumas yra susidūrusi, tai realiai publisheris ką daro, jisai pasirašė sutartį, jisai priskiria kompanijai producerį, kuris padeda kompanijai žaidimą sutvarkyti. Tai reiškia, kad čia irgi yra toks vienas niuansas, tai jeigu, sakykime, jūs jau esat padaręs žaidimą, siunčiat publisheriui ir tikitės, kad kitą savaitę jisai jį tą žaidimą paleis, tai yra naivu dėl to, kad tas produceris peržiūrės žaidimą, padarys analizę, tada pasiūlys krūvą įvairiausių pakeitimų, kuriuos reikėtų padaryti tam, kad tas žaidimas geriau monetizuotųsi, geriau veiktų ir taip toliau ir panašiai. Tai mūsų atveju gavosi taip, kad mes tą žaidimą parodėm jau beveik prie pat, tai yra puzzle žaidimą parodėm iš esmės labai vėlyvoj stadijoje ir tai buvo viena iš tokių, sakykime, esminių mūsų klaidų, kurių mes nelabai galėjom kaip kitaip ir padaryti. Produceris polišino tą žaidimą, stengiasi įvairiausiais būdais jį pagerinti ir galiausiai vienu momentu parašė, gal jūs galėtumėt įdėti kažkokį tai papildomą featuresą, kuris pridėtų pridėtinės vertės žaidėjam jūsų žaidime. Ir mes sugalvojom tokią idėją, kuri iš esmės tapo kitų žaidimų. Tai iš Landscape maudo puzzlo, pasyvaus puzzlo mes padarėme iš esmės dar vieną žaidimą, kuris yra Portrait mode, action modas, visiškai kitoks žaidimas. Ir puzzlas, kuriam mes sugrįžom apie metus, dabar liko visiškai nuošaly ir neturi publisherio ir nežinau, kaip mes darysim su juo.
Tai va, dar toksai mažas smulkus niuansas, su kuriuo susidūrėm, tiesiog noriu paminėti, kad žaidėjai, kurie, va, pas mus puzzlas yra, ta prasme, landscape mode, ar ne, tai žaidėjas iš esmės žaidžia, jis turi žaisti su 2 rankom. Tai Lietuvoje galbūt tai nėra labai aktualu, bet, sakykime, New York'e arba Londone, kur žmonės labai daug keliauja, metro ir panašiai, tai reikėtų galvoti apie portrait galbūt labiau, kad žmonės galėtų su 1 ranka žaisti. Nes 1 ranka įsikabina, su kita bando kažką daryti. Paleidus žaidimą, prieš porą mėnesių mes paleidom Želilavą, jisai tapo pafeaturintas 2 dieną 770 vietų. Tai nereikėtų sumaišyti, yra 2 kategorijos iš esmės App Store featurinimo, tai yra home screenas, kurį mato labai daug žmonių ir skirtingos kategorijos įvairiose šalyse. Tai iš esmės, nors ir rezultatai, iš tikrųjų daug vietų buvo pafeaturinta, rezultatai nebuvo labai super geri. Ir kiek mes paskui šnekėjom su pačiu publisheriu, tai jeigu, sakykime, jūsų žaidimas nėra pafeaturintas per 1 savaitę, tai ta versija ir nebus pafeaturinta home. Tai reikėtų tada bandyti kažkaip tą žaidimą koreguoti, tvarkyti ir kiek aš bandžiau paskui panalizuoti tokius žaidimus kaip Candy Crush Saga arba Vugos Diamond Dash'as, kas yra labai panašus į mūsų žaidimą, tai jie buvo pafeaturinti home screen'e po kokių poros mėnesių, kada išleido 2, 3 ir 4 update'ą. Tai vat. ASO. Kas žinot, kas yra ASO? App Store Optimization, Arnai. Jo, tai iš esmės labai būtiškai, kaip aš tai suprantu, tai yra SEO. Žinot, kas yra SEO? Žinot, turbūt daugiau žmonių. Tai va, tai iš esmės, tai reiškia iš esmės, kad tai yra procesas, kuris iš esmės leidžia jūsų aplikaciją padaryti labiau matomą App Store pagal tam tikrus raktinius žodžius. Tai yra žmonės, daugiau nei 60% žmonių ieško aplikacijų arba programėlių per paiešką ir iš esmės, jeigu jūs surastumėt kažkokį tai keywordą, raktinį žodį, pagal kurį galėtumėt iškelti į pirmąsias vietas, tai turėtumėt galimybę susilaukti labai grubiai nuo 200 iki 400 instalų per dieną. Tai yra daug iš tikrųjų, jeigu paimtumėt visą mėnesį, tai būtų apie 2000, 4000, 6000 instaliacijų, jeigu vienos instaliacijos kaina yra 500 centų, tai pažiūrėkit, kokie pinigai tai būtų. Tai iš esmės, kaip tai padaryti? Yra įvairiausių šiuo metu įrankių, kaip identifikuoti pagal tam tikrus keywordus, kaip jie performina būtent App Store. Tai yra įvedus, tarkim, puzzle games, jūs galėtumėt pamatyti, kaip tas raktinis žodis atrodo būtent App Store, kokioje vietoje, kokia yra konkurencija ir iš esmės įvertinti galimybę savo, ar jūs galite, ta prasme, savo tą aplikaciją iškelti į aukštas vietas ar negalit. Ir geriausias būdas, pats paprasčiausias būdas yra neimti tų populiariausių keywordų, o ieškoti tokių perliukų, kurie iš esmės žmonės ieško, bet tie pagrindiniai žaidėjai nelabai juos yra, nėra jų aptikę. Tai vat, server side'as, ta prasme, kurdami žaidimą nuo pat pradžių mes iš tikrųjų labai stipriai galvojam, kaip reikės išspręsti būtent serverinę dalį. Tai yra, jeigu mes pasirašėm sutartį su Chillingo, mes automatiškai tikimės, kad ten bus labai daug žmonių ir paskui pamatė iš tikrųjų, kaip kiti žaidimai padaro, kad padaro žaidimą, atsiranda tam žaidime daug žmonių ir staiga nustoja veikti serverinė dalis ir žmonės nebegali žaisti, tai mes buvom toje vietoje biškį papanikavę ir galvojom, ką daryti. Šioje vietoje mums pasufleravo sprendimo Chillingo, jie stipriai rekomendavo mums naudoti Amazon Cloud'ą. Tai nėra pats iš tikrųjų pigiausias sprendimas, bet jisai gali užtikrinti jums tai, kad serveriai jums nenuluš, sulaukus daugiau žaidėjų su žaidime. Tai va, tai realiai, kaip minėjau, Amazonas nėra pats pigiausias. Sakykime, mes pirmą mėnesį paleidę žaidimą, turėjom po pirmo mėnesio po pirmų 16-17 dienų sumokėti apie $200. Tai yra iš tikrųjų palyginus su tuo, ką mes mokam šiaip Lietuvoje už serverius, patalpindami svetainės kažkur, tai yra iš tikrųjų pakankamai daug.
Plus reikia turėti omeny, kad nusprendus daryti sprendimą Amazon Cloud, reikės jums labai daug laiko skirti, išsiaiškinti, kaip tai veikia, nes tai nėra tas pats kaip MySQL duomenų bazė, tai yra visiškai skirtingas sprendimas ir mūsų atveju mums užtruko apie kažkur tai mėnesį, kol mes įsiaiškinom, kaip tai veikia, pasirašėm dokumentacijas ir panašiai, tai yra iš tikrųjų pakankamai nemažas investicijos. Toliau galima būtų apžvelgti Analyticsus, tai yra programas, kurios trekina jūsų žaidimus arba jūsų programėlės. Jų yra kelios, aš asmeniškai naudoju dvi, tai yra Game Analytics ir Flurry. Game Analytics naudoju trekinti flashinę versiją, Flurry naudoju trekinti mobilę versiją. Man asmeniškai, čia labai subjektyvu, man asmeniškai Game Analytics labiau patinka dėl to, kad jisai veikia šiek tiek greičiau ir pasiekti tam tikrus duomenys galima daug patogiau ir tvarkingiau. Šitame slaide, ką aš noriu parodyti, kad iš esmės integravus tos Game Analyticsus neužtenka tiesiog žiūrėti, kad atėjo 1000 žmonių ir jie pažaidė ten 3 ar 5 minutės ir išėjo. Reikia bandyti trekinti kiekvieną tašką, kritinį tašką, kuris iš esmės galėtų, kurį patvarkius iš esmės galėtumėt pagerinti savo žaidimo situaciją ir žaidžiamumą. Tai šiuo atveju šitame slaide, ką mes atvaizdavom, tai flashinės versijos krovimasi, tai yra, įsivaizduokit, žaidėjas paspaudė ant reklaminio skydelio, atėjo į Facebookinę versiją flashinę ir mes pradėjom loadinti flashą. Nors praktiškai flasho svoris buvo apie 5-6 kažkur tai megabaitus, užtruko pats loadingas apie 6-7, meluoju, apie 12 sekundžių, bet šitoje vietoje mes matėm labai nemažą žmonių dropą, tai yra žmonės tiesiog nėra labai kantrus ir jie tiesiog išeidavo iš žaidimo, pradėdavo loadinti, pamato pirmą screeną ir išeina. Tai ką mes darėm, iš esmės mes išskirstėm loadingo procesą į kelis kritinius taškus, tai yra 0% užsilaudino, 30% užsilaudino, 60, 90 ir žaidimas pasileido. Ir bandėm žiūrėti, kurioje vietoje iš tikrųjų tas žmogus, kur tie žmonės atkrenta, kokioje vietoje. Tai pamatė, kad maždaug ties 30-40% loadingų tie žmonės atkrenta, mes integravom papildomas animacijas į patį preloaderį. Tai yra padarėm besišypsančius želiukus, įdėjom tekstus, kuriuos žmonės gali paskaityti, kol laukia, kol žaidimas susikraus. Ir tokiu principu sumažinom patį atkrintamumą apie 10-15%, kas yra iš tikrųjų daug. Retentionas. Ar žinot, kas yra retentionas? Pakelkite rankas, kas žino, kas yra retentionas. Retentionas yra grįžtamumas būtiškai. Tai iš esmės, man šitas skaičius iš esmės labai stipriai pasako apskritai, kaip žaidimas performina, apskritai, kaip ar jisai čia geras, ar čia žmonės kažką daro, ar nedaro ir panašiai. Tai iš esmės šitie skaičiukai rodo, kad, sakykime, pirmą dieną po to, kai atėjo ten 1000 vartotojų, sakykime, šiandien atėjo 1000 žaidėjų jūsų žaidimą, tai vieną dieną po to 29% grįžo į tą žaidimą. Ir taip žiūrim padieniui. 2 diena, 3 diena, 4 diena, 5 diena. Tai šiaip statistiškai skaitosi laikoma, kad nuo 25 ir daugiau, 26% ir daugiau, sakykime, retentionas yra jau ok, galima. 30% jau yra visai neblogai. Tai tą retentioną reikėtų iš tikrųjų bandyti išlaikyti kuo ilgiau. Ir iš esmės tai yra apžvelgia, tai kaip jūsų žaidimas veikia. Cost per install. CPI tai reiškia cost per install. Iš esmės, ką mes bandėm atlikti dar vieną tyrimuką, pamatėm, kad iš tikrųjų publisheris paleido mūsų tą žaidimuką, sukūrėm gražius skydelius. Ir žiūrėjom, kiek žmonių spaudžiant jų. Tai spaudė iš tikrųjų labai daug, apie 6% žmonių pamatė mūsų skydelius spausdavo. Tai yra marketingo srity, tai yra tikrai daug. Tai sakykime, jeigu ten buvo 100 tūkstančių parodymų, tai 6% žmonių ant to skydelio paspaudė. Toliau mes žiūrėjom, žmogus paspaudė ant skydelio, atėjo į App Store ir šitoje vietoje ką jis daro.
šitoje vietoje jisai arba instaliuoja aplikaciją, arba palieka ir neinstaliuoja. Tai ką tai reiškia? Tai jisai pamato screenshotus, jeigu screenshotai jam nepatiko, arba prašymas nepatiko, arba pagalvoja žmogus, kad tuo metu, kad tas žaidimas atrodo labai panašus į tą, kurį aš jau turiu, tai jisai tiesiog išjungia jį. Tai ir ką mes matom iš esmės, kad tas installs procentas pas mus buvo 0,3%. Tai yra 6% susidomėjo mūsų skydeliu ir tik tai 0,3% instaliavo aplikaciją. Tai iš esmės labai yra mažas procentas. Ir šitoje vietoje čia visiems, ne tik žaidimų kūrėjam, bet ir apskritai programėlių kūrėjam ir tas, kas daro tos dalykus, reikia labai stipriai prieš paleidžiant patį produktą į App Store reikėtų išsitestuoti savo screenshotus. Tai yra, jeigu jūs privesit daug žmonių, susimokėsit už reklamą daug pinigų, bet nieks neinstaliuosim tos programėlės, tai ką tada daryti? Ir iš esmės, mūsų atveju, tai ką mes paskui iš tikrųjų tik tai išsiaiškinom, kad patestavimui tokių screenshotų geriausiai veikia Androidas. Todėl, kad Androido Google Play, todėl, kad praktiškai aš susikėliau bet kokį buildą, ta prasme, bet kokią programėlę, susidėjau screenshotus, paleidau reklamą 100 žmonių, pasižiūrėjau, kad atėjo 90 ir iš jų instaliavo kažkoks tai procentas. Jeigu tai manęs tie procentai, ta statistika netenkina, ką aš darau, aš tiesiog keičiu screenshotus ir po poros valandų aš vėl galiu testuoti. Tuo tarpu App Store, iTunes'ose tu to dalyko negali padaryti, dėl to, kad ką tai reiškia, kad tu turi, norėdamas pakeisti screenshotus, tu turi sukelti naują buildą. Naujo buildo tvirtinimas užtrunka nuo savaitės iki 2, tai feedbacką jūs gaunat labai, ta prasme, labai po ilgo laiko tarpo ir iš esmės negali normaliai padaryti kažkokių tai sprendimų. Tai va, tai paleidus žaidimą iš tikrųjų atsidarę savo Flurio statistikos trackinimo programėlę, mes pradėjom žiūrėti kur, kiek pirkimų yra. Pagrindinis, nes mums iš esmės pagrindinis tikslas yra išlaikyti žmogų kuo ilgiau tame žaidime ir iš esmės kuo geriau monetizuoti. Tai Fluris iš esmės rodė tikrai labai gerus skaičius, žiūrėjom, džiaugiamės, o galiausiai, kai gavom statistiką iš iTunes'ų, labai nusivylėm, dėl to, kad praktiškai jau pirmą ar antrą dieną iš esmės internete atsirado įrankiai ir aprašymai, kaip nuhakinti mūsų žaidimą. Tai ir ta prasme, ir iš esmės visus pirkimus Flurry, kuriuos mes matėm, darė kiniečiai. Tai yra visi praktiškai pirkimai, tūkstančiais ten jų ėjo ir galvojom, kad jau kibiriuką tikrai pastatėme tą reikiamą vietą, bet pasirodo, kad nelabai. Ir iš esmės tai irgi labai taip apmaudu dėl to, kad nelabai gali pasikliauti pačiu Fluriu dėl to, kad tu matai neteisingą informaciją. Tu matai, kad tau rodo vienus skaičius, o iš tikrųjų realiai yra kiti ir tiesiog reikėtų ant to nepasimauti. Game Icons. Čia turbūt jau, kas lankėsi pranešimas, girdėjo ne vieną kartą, kad žaidimo ikonėlės irgi labai įtakoja, kaip žmonės spaudžia. Tai yra, kai jie naršo App Store, jie pasižiūri, pirmas ką jūs darot. Jūs vis tiek žiūrite į paveiksliuką kažkokį. Jeigu paveiksliukas jums patinka, jūs ant jo spaudžiat ir žiūrit, kas yra viduj. Tai iš esmės mes bandėm ką padaryti, mes bandėm sukurti daug labai įvairių ikonėlių, pasižaisti ir vienaip, ir kitaip. Ir iš esmės mano patarimas būtų toksai, kad taip kaip ir banerius darant, taip ir ikonėlės reikėtų stengtis atvaizduoti ikonėlėje tai, kas iš esmės žaidime arba programėlėje yra. Jeigu jūs įdėsit, sakykime, kažkokius tai paveiksliukus, kurie neatspindės jūsų žaidimo, tai žmonės spaus ant to reklaminio skydelio arba ant tos ikonėlės, bet neinstaliuosim tos aplikacijos. Tai šiuo atveju, jeigu jūs padarysit tokį reklaminį skydelį, dėsit savo ikonėlę, žmonės, kaip ir mūsų atveju, spaus labai neblogai, 6%, o install ratas yra mažas. Tai pasileidę Google AdWords'uose reklamą, susimokėsit krūvą pinigų, o iš tikrųjų to tokio realaus poveikio rezultato nebus. Taip pat yra ir su screenshotais. Aš specialiai įdėjau Candy Crush sagą, mūsų screenshotus kaip atrodo, tai iš esmės mes darom, čia tik tai mūsų yra prielaida, bet mes darom prielaidą, kad žmonės, kurie paspaudė mūsų skydelį ir pamatė mūsų screenshotus, jie kažkaip bandė tapatinti mūsų žaidimą su kitais panašiais žaidimais. Ir jeigu jie tą žaidimą turi, iš esmės tai yra didelė tikimybė, kad jie tiesiog nenorės jo instaliuoti tokio pačio žaidimo. Tai iš tikrųjų, kad mūsų mechanika žaidimo yra
skirtinga nuo to pačio Candy Crush sagos, bet vizualiai screenshotuose atrodo panašiai. Tai va, tai user acquisition ar su monetizacija, kaip tai sąveikauja. User acquisition tai yra vartotojų pritraukimo kaina. Tai jeigu jūs nusprendėt savo žaidimą leisti patys, investuoti į reklamą ir bandyti pritraukti kuo daugiau žaidėjų, tai jums ką reikėtų iš esmės visą laiką pamastyti ir visą laiką apsvarstyti, tai yra įvertinti, kiek jums reikės sumokėti pinigų už vieną instaliaciją ir kiek paskui, kai jau žino tą skaičių, įsivertinti, kiek žmonių monetizuojasi, tai yra moka pinigus jūsų žaidime ir ar tai atsiperka, ar tai neatsiperka. Jeigu, sakykime, jūs išleidžiate reklamą į $1 už vieną instaliaciją, o gaunat 50 centų, tai iš esmės ilgai taip nepatemsit, pinigus išdeginsit ir iš esmės rezultato bus nulis. Todėl paleidus tą produktą vertėtų iš tikrųjų investuoti nedidelėm porcijom, sakykime, investuojat ten $1000, pasileidot, pasižiūrėjot, jeigu nesimonetizuoja, pasitvarkėt žaidimą pagal gautą feedbacką iš vartotojų, vėl susidėjot į App Store ir iš esmės vėl tikrinat iš naujo. Ir taip darot, kol iš esmės kažkas tai gaunasi, arba nesigauna, tada iš vis sustojat daryt. O yra čia marketingistų žmonių? Yra nemažuma. Jo, tai iš esmės, jeigu nusprendžiat daryti patys leisti žaidimą ir darot savo marketingo kompaniją, tai kažkokių stebuklų rinkoje nėra. Iš esmės, ką jūs galite panaudoti, tai yra parašyti press release'ą, išsiuntinėti tą press release'ą portalam, kurie rašo apie žaidimus. Efektas, iškart galiu pasakyti, nėra labai didelis. Kažkiek tai gausit matomumo, bet iš esmės tai nesudarys tos kritinės masės. Facebooko page. Galit turėdamas page arba tiesiog pirkdami ten postus ant Facebooko page kažkiek tai bandyti nukreipinėti žmonių į jūsų aplikaciją. Arba, sakykime, šiuo atveju Chillingo turi savo Facebooko page ir jie savo žaidėjom anonsuoja, kad išėjo Dželilovas. Tai iš karto galiu pasakyti, rezultatai irgi nėra geriausi. Twitterio page'ai dar prašiau veikia. Tai iš esmės kas veikia, tai reklama, adsai. Tai reikėtų turbūt nebūti, jeigu darysit savo kompanijas, reikėtų turbūt nepasikliauti vien tik tai social networkais, press releases ir panašiai, reikėtų vis tiek nusimatyti kažkiek tai pinigų reklaminiai kampanijai. Ir aišku, ASO. Galima ASO bandyti, jeigu ta prasme neturit pinigų, galite bandyti optimizuoti pagal skirtingus keywordus ir sutaupyti $3-6 tūkstančiai, tai yra nemaži pinigai per mėnesį. Ačiū. Gal klausimų turit? Prašau. Kaip būtų, tavo nuomonė, kaip būtų pasikeitusi visas žaidimas ir panašiai, jeigu pradėjus, jūs pradėjot Kickstarterį daryti veiksmus, bet jau tada būtumėt pradėję ieškoti Chillingo ar kito, sakysim, partnerio, kuris jau tada, ar galėjo jisai, pavyzdžiui, tame žingsnėje pasirinkti jūs kaip žaidimo kūrėjai ir nustatyti, nes dabar jūs darėte ilgą laiką, kūrėte žaidimą, kurį realiai po to išmetėte, sakysim, arba nežinot, kad daryti, tai galbūt būtumėt tiesiog sutaupę, ar ne? Pakartosiu klausimą, jeigu teisingai, ar būtų pasikeitusi situacija, jeigu mes būtumėm žaidimą pristatę publisheriam anksčiau, teisingai, ne? Tai sunku labai pasakyti, dėl to, kad aišku, publisheris daug duoda savo inputo ir stengiasi tą žaidimą sutvarkyti taip, kaip jisai galvoja, kad tai veiks. Tai nebūtinai, ta prasme, veikia, dėl to, kad daugelis sprendimų, kuriuos mes integravom pagal rekomendacijas, jos neveikia. Tai iš esmės, ką jie daro, jie iš savo patirties, iš duomenų, kuriuos yra susirinkę, jie bando žmonėm kažkaip tai, tiem developeriam paaiškinti, kad galbūt padarom taip ir tai galbūt veiks. O iš tikrųjų realybė tai mes labai sunku pasakyti. Aišku, iš tikrųjų, aš asmeniškai manau, kad jeigu yra galimybė padaryti prototipą, parodyti publisheriui anksčiau, tai taip ir reikėtų daryti. Dėl to, kad
jau tuomet jūs galėtumėt, sakykime, gauti feedbacką ir jeigu jiem patinka pati idėja, pati mechanika, pasirašot sutartį ir tada jau dirbat ir nešvaistat tų pinigų ant kūrimo, o paskui perdarimo. Tai more questions? Man tai. Ar Candy Crush? Mūsų žaidimai? Manau, kad turėjo. Nežinau. Jo, galiu. Tai iš esmės pasirašęs sutartį, mums buvo priskirtas, kaip minėjau, produceris, kuris padarė analizę pačią žaidimo, identifikavo silpnasias, jo manimų, silpnasias ir stipresias vietas ir bandė parodyti, pasakyti, kaip galima galbūt padaryti. Tai nėra taip, kad jisai, sakykime, sakydavo, daryk taip ir taip ir taip. Jisai įvardindavo problemas. Ir tada jau mūsų komanda viduje bandydavo jas kažkaip tai išspręsti. Tai iš esmės visas procesas taip ir vykdavo. Jisai pasižiūri žaidimą su savo komanda, įvertina, pasiūlo, ką galbūt galima būtų padaryti, siunčia mums tą feedbacką, mes pasižiūrim, įsivertinam, ką mes galim padaryti, ko negalim padaryti galbūt, nes yra visokiausių niuansų, padarom, siunčiam jam vėl ir jie vėl žiūri ir vėl tada toks gaunasi ciklas ir tokiu principu buvo visas darbas vykdomas. Taip. Publishing, kai žaidimas yra jau iš esmės sutvarkytas, praeina visus quality assurances ir panašiai, nes jie žiūri ten krūvą žmonių tą žaidimuką prieš paleidžiant, pasižiūri, ar iš esmės atitinka visus policies, termsus ir panašiai. Tai tada iš esmės jie supublishina žaidimą į App Store, paleidžia jį ir iš esmės, jeigu klausimas būtų pasisukęs apie tai, ką jie daro iš marketingo pusės, tai ką jie daro? Jie paleidžia press release, jie paleidžia reklaminę kampaniją savo žaidimuose, jie papostina ant Facebooko sienos, jie papostina ant Twitterio sienos, pagrindė taip. Nėra labai, ta prasme, kažkokių stebuklingų veiksmų, ko jūs nežinotumėt. Prašau. Manai, kiek pats naudos gavai, jeigu būtum leidęs publisheriui? Kiek naudos gavau iš to, kad dirbau su publisheriu, ar ne? Ne, kiek naudos žaidimas gavo, jeigu būtum, pavyzdžiui, pats leidęs, o dabar leidęs su publisheriu. Kiek tai skiriasi? Skiriasi daug, dėl to, kad mes pačioje pradžiai pirminė idėja buvo padaryti ir paleisti puzzle game, o galiausiai pasidarėm. Nežinau, neturiu su ko palyginti iš tikrųjų, dėl to, kad neleidau kitų žaidimų pats. Bet iš tikrųjų, ta prasme, jeigu iš tos moralinės apskritai tos pusės, kad aš nesijaučiau labai stiprus, neturėjau tiek know-how, kaip iš tikrųjų leisti tą žaidimą, tai jie davė daug man, nes jie man pasakė begalį įvairiausių dalykų, kas veikia, kas neveikia, ką daryti taip, ką daryti naip, tai informacijos gavau. Jeigu klaustumėt, ar aš leisčiau antrą žaidimą, tai turbūt ne. Su publisheriu, ta prasme, aš tada bandyčiau galbūt ieškoti investuotojo, kuris į marketingą investuotų ir aš tada pats padaryčiau.